Dėl Vaitkaus aš dar noriu trumpai labai, ar ne? Jūs komentuojat ten Vaitkaus šitos balsus, bet jūs turėtumėt komentuoti būsimą Vaitkaus partiją. Kitaip šnekant, Maskvos partija ir Maskvos ruporą būsimame Seime. Nes iš to, ką jis pasėmė dabar, praktiškai garantuota, kad jis gali prasivesti 5%. Penktą koloną pavadinot rinkėjus, kurie išrinko Vaitkų, pavyzdžiui? Taip, tai yra penkta kolona. 7, kiek 100 tūkstančių gyventojų. Yra penktoji kolona. Taip, tai yra pagrindas suformuoti penktąją koloną. Ką matome ekranuose, tie pirmieji rezultatai, kurie jau matyt virsta ir tam tikra tendencija, neramina, švelniai tariant, nes matome kandidatus, kurie pasižymėjo atvirai Kremliaus naratyvą vystydami, renka didelį palaikymą ir man atrodo, tai yra svarbus signalas ir ateities rinkimams. Lavinti šitos žmonės, aiškinti jiems. Vaitkaus fenomeną Valentinavičius apibūdina kaip konstitucinę problemą. Pirmiausia, už Vaitkų balsavo ne tik tautinės mažumos, balsavo daug lietuvių ir lietuvių balsavo daugiau negu tautinių mažumų, jeigu imti visą Lietuvą. Atėjo rinkėjai, kurie niekad anksčiau nebalsavo, nes niekas anksčiau nesiūlė atviro Maskvos kurso. Tai yra rimtas klausimas Konstituciniam teismui. Ar pona Vaitkų gina žodžio laisvę, jeigu jisai iš principo vykdo tyčia ar netyčia, bet vykdo Maskvos politinį užsakymą. Politologas sako, kad Sakartvelas puikus pavyzdys, kaip prorusiški politikai gali kelti grėsmę demokratijai. Eduardo Vaitkaus retoriką ėmėsi vertinti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas. Komitete pasitarėme, kad kreipsimės į Valstybės saugumo departamentą ir po tam tikros galbūt analizės, vertinimo, turbūt kitą savaitę išklausysim ir tada jau bus priimti sprendimai. Man šiek tiek keista buvo, kad valdančios daugumos atstovai nebandė kelti klausimus dėl Vaitkaus pozicijos prorusiškos akivaizdžiai ir jinai ta pozicija nebuvo taip aktyviai oponuojama. Daugiau nei 100 000 balsų už Eduardą Vaitkų sukėlė diskusijas. Vieni rodo į Šalčininkus ir Visaginą, kur Vaitkus surinko balsų daugumą. Kiti ragina nekiršinti tautinių mažumų, nes jo rinkėjo paveikslas gerokai platesnis, nusivylęs valstybę ir mažai ką bendra su ją turintis. Šalčininkų ir Visagino rajonai išsiskyrė. Juose už Maskvos radijų pavadintą Eduardą Vaitkų balsavo dauguma atėjusių į rinkimus. Šalčininkų rajoną jis nusidažė gan raudoną spalvą. Kodėl už Ir nepaisant rinkiminės prieš vakarus ir už derybą su Rusija Vaitkaus retorikos, jo rinkėjai sako, kad jiems ne tai buvo svarbu. Mes paskaitėme apie jį ir galvojome, kad būtų geriau. O jūsų negazdina, kad jis už Rusiją? Ne, tikrai ne už Rusiją. Tas kandidatas, už kurį daugiausiai balsavo Visagine, jis naujas kandidatas, nepriklausomas nuo Landsbergio. Beveik dvigubai atsiliekat nuo Eduardo Vaitkaus. Reiškia, tikrai turime galvoti apie tai, ar visa mūsų visuomenė yra integrali ir aš manau, kad ponas Vaitkus tam tikrą prasme padarys paslaugą, jis leis pamatyti žmonės, kurie žiūri į kitą pusę. Žiūri ne į vakarus, o žiūri į kitą pusę. Tai yra tam tikra rizika mūsų nacionaliniam saugumui. Jeigu Lietuvoje 7,5% prabalsavo už Vaitkų, tai yra tragedija, aš skaitau. Nes kai mes turime 10% išdavikų, oficialių, nes jie prabalsavo, mes nežinom tų žmonių, bet mes žinom skaičius. Tai vadinasi, mes turime dar kažkur tai plus 15, kurie to neišreiškia. O čia yra problema. Tai dabar mes sėkmingai šitą uždarėm, bet kai atėjo prezidento rinkimų kampanija, mes Vaitkaus asmenyje, kūne įleidom ruporą. Tiesiogiai. Suprantate, tai yra įsileidom ir leidom jam ištransliuoti visas Maskvos žinutes. Visuose eteriuose, ir kabeliniuose, ir nekabeliniuose. Ir kodėl taip įvyko? Ir kaip galima tą būtų prevenciją padaryti, aš manau, kad tai turėtų būti metodai. Ne? Tai yra, turėtų dabar
būti ir veikti tam tikros, sakykime, griežtesnės tvarkos, nes prieš mus vyksta karas. Ir kitas dalykas, jeigu mes turėtume tas metodus, nebūtų, gal reikėtų kažkiek ir suvaržytos demokratinius procesus, aš nežinau, galbūt reikia, nes karo metu demokratija yra suvaržoma. Bet tik klausimas, kas jie suvaržys. Ar dabartinė dauguma, tai galbūt geriau, tegul dabartinė dauguma tam, kad šitų promaskvietiškų naratyvų neatsidurtų viešoje erdvėje. Tai pažiūrėkite, ką mes dabar turime mūsų Lietuvoje. Mes uždraudėme laidas, kurias transliuoja tas pats Solovjovas, Mardanas, dar ten tie visi tokie išgamos jų, bet tą Solovjovo naratyvą žodin kartoja mūsų rinkimuose dalyvaujantis tas pats Vaitkus. Tai, žiūrėkit, mes nenuosekliai, ką mes čia mokam, kainą už demokratiją, ar norim parodyti, kad čia visiems tokiem veikėjams mes duodam tribūną, tegu išneka, ką nori, išneka tai, ką uždraudžia konstitucija ir siūlo net išstoti iš NATO ir iš Europos Sąjungos. Tai yra realūs pažadai. Tai va, šitie žmonės ir yra tie rinkimų dalyviai, kuriuos aš vadinu debilais. Bet jie tokie ir yra. Aš labai apsidžiaugčiau, jeigu ukrainiečių operatoriai čia pamedžiotų visokius Stratus ir Vaitkus. Taip, dabar yra naujo žaidimo taisyklės. Priešas yra visur ir jį galima visur medžioti. Gana yra gana.